Dešimtainių trupmenų sudėtis, atimtis. Sudedant dešimtainės trupmenas stulpeliu, jas surašome taip, kad tų pačių skyrių skaitmenys ir kablelis būtų vienas po kitu. Sudedame taip, kaip natūraliuosius skaičius. Pradedame nuo galo iš dešinės į kairę. Atimame taip pat kaip natūraliuosius skaičius. Kad suvienodint dešimtainių trupmenų skaitmenų skaičių, gale galime prisirašyti 0. Dešimtainės trupmenos reikšmė nuo to nepasikeičia. Atimant dešimtainę trupmeną iš natūraliojo skaičiaus, natūralųjį skaičių užrašome jam lygią dešimtainę trupmeną. Kuris veiksmas užrašytas teisingai? Žvilgtelk dar atgal, perskaityk dar kartą, įsimink. Kaip reikia surašyti dešimtainės trupmenas, jas sudedant, atimant stulpeliu? Ką galima prisirašyti dešimtainių trupmenų gale, bet jos reikšmė nepasikeičia? Kaip atimti dešimtainę trupmeną iš natūraliojo skaičiaus? Jei atsakei šiuos klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis.